Kovos be taisyklių naujienos. Žymus dizaineris Aleksandras Pogrebnojus vakar nakvojo areštinėje, į kurią pakliuvo dėl smurto artimoje aplinkoje. Jeigu nežinote, kas yra artima aplinka, tai paaiškinsiu. Namie su žmona. Aš tai asmeniškai tikiu Aleksu, kai visos tos Valentaitės su Eglijom jį puola, tai kažkaip natūraliai moteriškai norisi jį ginti ir gal net apkabinti. Operatorių, varom. Gerai, operator, viskas, pasiruošęs, bus čia šiandien ne peizažą filmuoto, čia šiandien drama. Okei, dar vienas reikalas svarbus, šitą įdavė redaktorė N14 turi būti rodoma. Ir dabar reikia jį kažkur įdėti, taip iškadruo, kad gerai, nesimatys taip gerai, palauk. Ai, kur čia dabar įdėti, bet čia irgi nieks nesimatys, negaliu. Nervas jama, okei, laikysiu pati, visi darbai vienam. Čia, kadruok taip, kad būtų dešiniai. Redi? Aš neredi, bet būsiu redi. Sveiki! Tarp jūsų laida, tarp mūsų mergaičių. Neįmanomo žinomumo dizaineris Aleksandras Pogrebnojus praleido naktį areštinėje. Nes, kaip tariama, sumušė savo žmoną. Bet kiekvienas sumuštinis turi dvi pusės. Bet kiekvienas sumušimas turi dvi pusės. Yra nukentėjusioji ir gavusysis. Ar tikrai Aleksandras Pogrebnojus yra žmonamušys? Ar jo žmona yra vyramušė? Atsakymas gali šokiruoti. Man atrodo super gerai. Dabar kažkur Aleksandras turi gert kavą. Ak, štai va, jis kavą geria, kaip ir sakė. Operator, gau. Labas, Aleksandrai, turit ant kaktos 2 dryžius. Pastambink, operator. Būtų trečias, būtų kaip Adidas sportbatis. Džiaukas, bet nepykite, čia jūs žmona taip, su savo nagučiais, neblogas manikiūras. Pedikiūras. Čia aš iš kojos gavau. Įgi manikenė. Kojos už mane dvigubai ilgesnis. Aš prie jos net prieiti negaliu. Iš tokio atstumo kaip gaunu. Betgi jūs išvežė policiją kaip smurtautoja? Koks ten smurtas? Aš į liežuvį pliaukšt, o ji mane drykst ir sudubasino. Aš savo žmonos niekada nesudubasinu. Kartais norėčiau, bet ji už mane 20 metų jaunesnė, jauna, greita, vikri, kaip pantera. Smūgiai tikslus. Prieš tokią normaliai net nepasmurtausi. Nesuprantu, tai ko ta policija atvažiavo? Aš ir pats nustebau. Mane reguliariai kas mėnesį dubasina ir paprastai neatvažiuodavo. Kaip suprast, kas mėnesį? Ten kažkokie modeliški reikalai užeina, tai į mėnesį 5 dienas įskauda galvą, pasidaro urzlį ir dubasina. Po to mėnesį būna normali. Aš jau įpratau prie tokio grafiko. Apsišlifavom, o dabar va, televizija. Bet žinote, televizijai reikia kažkokių daugiau kruvinų smulkmenų, detalių. Papasakokit apie tą naktį šeimoje. Aš buvau išėjęs pas mamą. Pagyventi pas mamą? Į muzikinius apdovanojimus mamą. Palaukit, betgi muzikiniai apdovanojimai buvo penktadienį, jūs žmoną sumušėte pirmadienį. Visi puikiai žinom, kaip greit prabėga laikas pas mamą. Mano žmonai nepatinka, kai aš išeinu pas mamą. Tiksliau, nieko prieš, kad aš išeinu. Tik tai jį prieš koks ir kada grįžtu. Bet grįžtu tai aš ne kominis. Iki komos dar 2 promilės. Nu, tada ir prasidėjo. Ji negailestingai. Taip. Žiauriai. Taip. Iš visų jėgų. Taip. Bet vangos. Taip. Pradėjo jūs mušti. Ne. Provokuoti. Ir kaip? Išprovokavo. Mano žmona yra aistrų vulkanas. O dabar aš, atsiprašau, žinutės ir skambučiai 2 dienas kas 10 minučių. O, Einikis rašo. Aleksai, laikykis, aš su tavim. Bet aš netoks. Bet kodėl tada policija jūs išsivežė? Dėl saugumo, kad žmona visai neužmuštų. Atsiprašau. Skambina.
Alio, koks dar vareikis? Kodėl jūs man sakote labas kolega? Jūs ką, dizaineris? Ne? Tada mes ne kolegos. Na ir kas, kad jūs mėgstate irgi išgerti? Žmonę lupate? Aš nelupu. Viso gero. Vyrai, niekada neveskite manekenių. Jos kūdas, jo alkūnės kietos ir aštrios, o kojos ilgos ir kaulėtos. Negaliu, žinokit, anaksai, kaip man jūsų gaila. O gal jūs norit pas mane pernakvot? Na, klausykit, negersit kavos čia kelias paras šitoj kaviniai. Ką? Klausykit, o šiaip turiu tokį prašymą. Aš niekad nesu gyvenus su vyru. Ir žinokit, aš jį mylėčiau, netgi jeigu jis mane muštų. Ir dabar, dėl tokio pabandymo, ar jūs negalit man užduoti vieną kartelį, kad aš pajusčiau, ką reiškia moteriai gyventi kaip už mūro sienos su tikru vyru? Galit? Suduoti? Atgal netrenksit? Ne. Tada gerai. Nesupratau, čia viskas? Viskas čia jau jūs man sudavėt ir už tai policija suima? Ašgi sakiau, kad aš ne Kriugeris. Ne, nu baikit juokus, man reikia normalaus vyriško smūgio, baikit, tokiai viskas. Ačiū už interviu, baigiam. Tarp jūsų laida buvo tarp mūsų mergaičių. Vat, redaktor tai turi tokią smagę rankelę, vat su tokiu aš galėčiau gyventi. Iš karto pradėčiau brandinti ir santykius, ir implantus apatiniam žandikauliui. Gal, operator.